Šiandien nekalbėsime apie žmonių prabangą ir džiaugsmą. Šiandien pakalbėsime apie neišgalvotą pelenės istoriją. Andželika – tai vardas, kuris žinojo kiekvienas to meto aukštuomenės žmogus. Jau 10 metai, kaip nebesisuka gyvenimo karuselė. Bet laikas kapsi ir kapsi. Monotoniška kasdienybė kartais leidžia pasidžiaugti mažais stebuklais, kurie užpildo gyvenimo išraižytas žaizdas. Todėl mes pabandysime atidaryti slapčiausią jos gyvenimo vietelę, jos širdį. Juokiasi puodas, kad katilas juodas. Ar jūs būdama turtinga, pagalvojate, kad vieną dieną tapsite vargšė ir būsite valytoja? Žinai, kaip sakoma, kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Be kita ko, kaip žmonės sako, citus, altus, fortus. Andželika šypsosi, Prospero Matastra. kai kiti šiltuose namuose gurkšnoja raudoną, šimtmečius brandintą šardonė. Ar tiesiog smagiai leidžia laiką, klausydamėsi trankią muziką draugų kompanijoje, mūsų herojė triusia plaudama tualetus, pisuarus ir bidė, ji yra laiminga. Ar jūs pasilgstate savo vyru? Vyro? Kurio? Vyrus, pažįstanti kaip nuluptus. Mūsų pašnekovė taip ir nesurado žmogaus, su kuriuo ristų likimo akmenį. Andželika, kokios gyvenimo gervės taip apsuko jūsų gyvenimo ciferblatą? Ji nuryja kartu cigaretės dūmą ir atsidūsta. Ji yra laiminga, nors ir vaikai nepapuošė jos namų. Beklaidžiant po Andželikos gyvenimo labirintus, mes atsimušame kaktomušą į mūrinę sieną, kuri byloja apie gyvenimo pabaigą arba apie naują gyvenimo puslapį.